viskas ok, su tašėm stovim, pasiruošę. Dar tašės mašina. Tai, dar tašės mašina. Truputį nešimo aiškumo dėl šitos kelionės, nes tie, kas žiūri pirmą kartą, mes padarėme intro vieną video ir dabar yra pirma dalis sekančios serijos apie Dubajų. Čia mes matėme, atvažiavome į aerouostą. Aerouoste mūsų pasitiko konsiržė, taip vadinamas, kuris paėmė mūsų automobilį ir nuvežė į parkavimo aikštelę. Atsiliepimai gan buvo neblogi, tai galvojau, reikia pabandyti ir pasižiūrėti, kaip šita paslauga veikia, nes skrisdami į Lietuvą mes sugalvojome važiuoti savo automobiliu ir palikti jį parkavimo aikštelėje, o ne naudotis autobusu, kaip įprastai aš darydavau. Tai dabar tik tai parodysiu maždaug, kaip mes radome svetainę. Tai Google įrašome Parking Malaga Airport ir einam į apačią ir randame Parking Malaga Airport. Paspaudus, nuėjus į apačią, reikia pasirinkti anglišką variantą dėl aiškumo, pasirenkam datas, pasirenkam laiką patogų ir spaudžiam ieškoti. Ir pasirenkam rūšiuoti, kad būtų top rated. Tai va, matome, vienas iš pirmųjų yra su Valet Service. Tai aš pasirinkau Valet Service, nes važiuoja ir pasiema mašiną iš jūsų. Ir taip pat aš žiūrėjau į atsiliepimus. Matau, kad yra 24, 55, 117 atsiliepimų. Šitas buvo 134 ir buvo excellent, 9,7. Plius yra safety, reliable, visi duomenys teigiami, tai pasirenkam spausti toliau ir matome, kad gali būti mašina netgi uždengta arba atidengta laikoma aikštelėje. Tai va, tai užpildom duomenis ir spaudžiam toliau. Kaina 60, palyginus pakankamai gera kaina su kitais variantais. Ir užrezervavus gauname į paštą patvirtinantį laišką ir gauname kontaktus. Vėlgi mes matome, yra numeris telefono, tai įvedus į WhatsAppą aš paprasčiausiai su jais susisiekiau dėl patvirtinimo, kad jie tikrai gavo mano rezervaciją ir kuriuo metu jie mane pasitiks. Tai bendrauja jie angliškai. Čia matom ir mūsų skridimo datas, kurios buvo 8 ryto pasitiko ir paskui, kai mes grįžinėjom į Ispaniją, 19:30 apie maždaug tuo metu jie mus atvežė mašiną. Va, koks ispaniškas dangus gražus. Dar tik tai toksai momentas, kad atskridom į Lietuvą, kaip matėte, datas yra vasario pabaiga, tai atskridus į Lietuvą buvo žiema ir buvo sniego nemažai. Tai žiūrint šiai dienai, truputį galbūt atrodo keista, bet tuo metu buvo sniego. Išgryninta architektūra. Aname apsistojame mes, parkingas požeminis ir atėjom per čia. Čia stovės šitas pastatas. Va šičia. Čia jisai stovės. O šitoje vietoje yra parduotuvė iki. Ir va šitas pastatas, kurį dabar stato, yra va šitas. Tai va, čia tik tai nesimato tiltas turėtų būti. Jis ten gal toliau šiek tiek. Kaip tau šitose būstuose gyventi buvo? Šilta, gerai. Kokią nuomonę gali papasakoti? Kokybė šiaip šiek tiek nuvylė būsto.
kokybė nuvylė. Visą laiką sakom, lietuviška kokybė gerai, bet vat, ir grindys sugadintos, prastos grindys Jo, sugadintos. parodysim visą, kaip atrodo viduj. Kaip sakei? Sakau, vat iš išorės, sakau, ir medžio apdaila, ir tokia struktūra panaudota, ir plytelės, va tenai, pavyzdžiui. Plytelės turi minį vatos, ar ne? Nu, tokios Jo. plytelės. Ir įdomiau atrodo, ne vien pilkas, baltas pastatas, pavyzdžiui, kaip Ispanijai stato. Bet kai naują statybą daro Ispanijai, Tai vien tik balta, pilka, paprasta. Tai. Nu, yra irgi medžio tokias plyteles naudoja, tai yra kur su medžio plytelėm, bet ten jau būna prabangiau. O kaip tau žiema? gerai. Patinka? Nu, atostogom tai visai gerai. Jeigu būtų minus 20, kaip čia kad buvo, nosis turbūt iš namų nekiščia. Bet dabar, kai vat minus 6, kiek čia jau Tai dabar apie nulį. Bus. Dabar apie nulį. Ir to bus plus 2. Nu, tai ir liuks. Sniegas nėra pliurzės, tai visai gerai. Tai va tokios bendrijos jos galėtų truputį labiau priežiūros ir aplinkai skirti, sniegą apsivalyti. Nes va kiek ledo, tu pasižiūrėk, storis visai. O kas keliuose darosi, tai irgi. Seni žmonės krenta. Nu, seni žmonės krenta. Va tavo tėvukas nukrito, sako, Taip, petį taip, čiut neišsinarino. Tai va, o kodėl Matijošaitis negali skirti pinigų gatvių valymui? Tai va, lietuvėlė. Šaltas sniegas. Kas man iš karto krito į akis, tai grindų pigumas. Nes čia yra paprastas laminatas ir čia yra vonia. Ir va koks dalykas, iš karto vandens papuolė, viskas ir iškėlė grindis. Čia netgi parašyta, please do not use. Tai va, nes liečiasi. Tai sakykime, kai spintas daro irgi, nu, tai galėtų padaryti, sakykime, kokią šiek tiek aukščiau, nes kai tu darai, kad ir pirštus neužkliudyt. Nu, virtuvė viskas kaip ir tvarkoj būtų. Apart vienas dalykas, kas man kliuvo į akis, tai vat viršutinė plokštė, palei lubas, čia sudarimas. Ir jinai man toks vaizdas, kad šiek tiek ties viduriu pasileidusi žemiau. Toks tarpas atrodo didesnis ties šitų centrų. O šiaip įrengimas, tokie va pigus dalykai, jau kraniuko reikėtų kokybiškesnį be abejo. Visa kita, viskas tvarkoj, šiuolaikiškai. Dabar kondicionierius čia matau grįj sumontuotas, va kas vienas dalykas man nesuprantamas, kam šita šešėlinė siūlė eina šitoj vietoj. Dabar kas liečia gipso, tai pasižiūrim, ką aš matau, va įtrūkimai lubose. Šičia įtrūkimas, o čia va lubose. Tai vat kokybė, kaip irgi viskas gražu, viskas tvarkingai, bet kokybė, nu tokia biski abejotina. Čia irgi va tas pats. Rekuperatoriaus difuzoriai, užuolaidos, karnizos padarytas, nu viskas tvarkoja, viskas tvarkinga. Apart grindų, apart lubų, sienų, gipso, langai, tokie irgi atspendimai, aišku, jie plastikas. Toks įdomus dalykas, tai stiklinė sienutė, kad neiškristum. Čia buvo galima gal padaryti paprasčiausiai, atsidaroma dalį aukščiau ir viskas. Lova galėtų būti platesnė. Nes vietos kaip ir būtų, šešėlinės siūlės visur padarytos. Nu, durys tokios irgi truputį pigiena. Sakykime, balkonas gan nemažas, tas yra gerai. Matom kaimynų langus, aišku. Per vaizdo, jokio vaizdo gero nematom. Kiti, aišku, namai yra su gerais vaizdais. Be abejo, ten ir būstai brangesni. Ką dar norėjau paminėti, razečių. Razečių šitoj vietoje. Nėra kažką norėtum pasijungti, nes razetės čia va tik sumontuotos šitoje vietoje. Tai va virtuvė razečių čia, kaip ir būtų trūkumas man. Uždegimas nuo sensoriuko, tas yra gerai. Telefonspinė. Va, ką aš dar norėjau atkreipti dėmesį, razečių. Tai jeigu yra jungiklis, tai ten turėtų būti razetė. Čia yra jungiklis, razetė yra, viskas tvarkoja. Bet yra trūkumas apskritai razečių. Čia galėtų būti razetė, ko nėra. Darbo stalas čia padarytas. Nu yra, va, dvi razetės. Dušo, kas čia, va, tokie dalykai, va, irgi dušo galvutė mažytė, tokios pygos, tai galėtų būti šlangelės, biski, nu, brangesnės kokybės, bet jinai tokia būna lankstesnė, va, čia tokia instandi, galva irgi, nu, šito vietoj pataupė. Veidrodinė spinta, nu, tas praplečia erdvę, man patinka veidrodžiai ir veidrodinės spintos. Paskambysim savininkiai šito būsto, man paklaustų, kokios šildymo kainos. Čia numeris yra. Žinutės.
Dėl šildymo kainų, ar čia jos kokios maždaug plius minus? Beveik 90 eurų. Galbūt, Jo. vat kas, tarkime, gaunasi šiek tiek brangiau. Nu, ne tai, kad brangiau, bet galbūt tą kainą kažkiek išlaikymo irgi užkelia, tai administravimo visi mokesčiai. Tarp 60 ir 100 eurų. Bandžiau kokybę suprasti, aš va dabar irgi jūsų kaip bute. Tai laminatas, matau, grindis truputį kenčia, jeigu va prie vonios drėgmės gavo jau papūstos grindis. Čia, žinokite, Jo. gavosi su vienu gyventoju. Aš atsiprašau, jo, dar ką pastebėjau, tai irgi, pavyzdžiui, va, gipsas sudėtas, va, statytojas padarė ir jau įtrūkimų matosi, tai man įdomu, kaip kitose būstuose. Žiemą šiuo metu ten sutrūko tos lubos ir Taip, ta taip, siena taip, irgi. taip. Bet Keista. šitą gipsą mes jau, ten kur dėjome, tai nebuvo, kad statytojas. Nes mes jau patys ieškojame žmonių, kurie ten, tų rangovų, kurie tą darė tuos vidaus darbus. Ai, nes jūs pirkote su dalinė apdaila, teisingai. Mes pirkam su dalinė, taip. Supratau, o paskui jau įsirenginėjot papildomai viską vidų patys. Supratau. Tai čia turbūt ir pardavinėja su dalinė, aš kiek žiūrėjau skelbime. Dalinė. Pardavinėja su dalinė, bet galima, kiek žinau, pasimti ir su pilna apdaila. Ten, aišku, papildomai kainuotų, bet tokia galimybė, bent jau kai mes pirkome, tikrai buvo. Dėkui jums irgi visą. Čia mes einam į požeminius garažus. Čia irgi visai tvarkingai, gražiai. Parkavimas, o visas šitoksai, gražiai, tvarkingai, šviečia 22C, 22D. Čia kas yra gerai su parkavimais, tai važiuoji, sniegas ištirpsta. Alpikier kažkoks, Gry, Samsungas, Gry, Daikinas, Samsungas, Gry, Mitsubishi, šitiek įvairių firmų. Atrodo, kad čia kiekvienas savo montavo pagal savo poreikį. Kas dar apie šitą aikštelę? Palyginus su Ispanijos, pavyzdžiui, čia daug erdviau. Tikrai jaučiasi erdvė, nėra tokio ankštumo kaip Ispanijos parkavimo vietos. Tai vat Lietuvoje tas dalykas yra logiškiau padarytas. Va, čia rodo 2 laipsnius viduje, garažuose. Dabar papasakosim, koks dar vienas projektukas. Pažiūrėsime, kaip jisai vykstasi. Remontas. Nueisim pasižiūrėti. Kabeliai, išvedžiota elektra, automatų skydas, o čia komunikacijų skydelis. Va, šitie va skydai, komunikacijų ir elektros. O elektra, viskas tvarkingai. Čia buvo tapetai, tai mes juos nugramdėm visus. Buvo lubos iškaltos lentutėm, senų laikų stilius. Visas grindis išlupom. Čia bus ant sienų klijuojamas gipsas. Sprendimą tokį priėmėm, kad klijuosime gipsą, tai sienų net neštrabojam dėl kabelių. Štai visi kabeliai eina va dabar paviršiuje. Užsiklijuos gipsas, nes sienos jos nenorim mažinti patalpų, nes jeigu dėtumėm profilį, tai automatiškai sumažėja patalpos, o to mes daryti nenorim. Žeminamos lubos be abejo. Šitus šviestuvus truputį dar čia patrauksim. Man labiau patinka tokia nesimetrija. Ir šitie šviestuvai, tai kaip ir gerai, nes čia spinta turės būti tokia sieninė. Čia balkone kondicionieriaus blokas išorinis. Santechnika, taip, čia bus labai mažytė patalpa. Reikės sugalvoti dar į kampą dėti pačią dušo kabiną. Čia viską santechnikas perkonstruos. Čia galvojam arba kriauklę, arba skalbimo mašiną. Ir tiesiai. Arba tiesiai, arba čia. Esmė ta, kad labai šitas aukštai yra nuotekų vamzdis. Norisi jį leisti kiek įmanoma žemiau, tai čia reikėtų tą trišakį išsiardyti ir pakeisti su visų stovu. Gulščią pakeisti plastikiniu ir, pavyzdžiui, 5-tuko užtektų per akis. Santechnikai padarys savo darbus, kviesim betonuotojus. Eina pažiūrėsim dabar, kiek pas mane skydė automatai. Taip. O čia mes ką darysim, tai irgi. Plytos, tinkas ir ten dėsime putoplastą. O čia yra automatai. Automatai su rilėm iš karto. Tai va skydelis sudėtas jau praktiškai. Aišku, jis čia dar pasikoreguos, dar kokį šelį rilytę gal įdėsim. Čia va hageris, rilytės, C16, rozetėm. Čia yra pirminė mintis idėja, o paskui dar laiko yra, pasikoreguosim, jeigu reikės. Tai va, kas dar? Kas čia bus virtuviai? Tai virtuviai vėl ten ledai, virtuvės baldas. Šitoj vietoj čia užsilenkia stalviršis. Tai va toks išplanavimas.
Ir dėl šešėlį galvojom, dar reikėtų gal relytę irgi įdėti. Tai būtų karnizam galbūt kokį ledą įdėti, nes tokie kaip eina karnizai. Numatėte tam bute, kur mes buvom, tai tokį patį variantą irgi galvojom čia padaryti. Būtų užuolaidom karnizas, o ten dar eitų ledas. Tai reikės dar atvesti kabelį prie kiekvieno lango būsimam ledui. Ir dabar dėl interneto, tai čia atvestas pagrindinis, čia bus maitinimas eina per UTP kabelį ir bus čia pagrindinė stotelė, o iš jos eisi visur. Tenais televizoriui vienas, į darbo kambarius internetas ir ten, viskas eis iš šitos stotelės. Pagrindinis switchas bus, aišku, šitoj vietoj, prie skydo. O rytoj mes išvažiuojam į Rygą ir Baltic lėktuvas. Tai mes galvojam pasimsim CTB automobilį. Gaunasi ten kažkas apie iki 90 eurų kelionę su kuru, su automobiliu. Ir tenais pažiūrėsim tada kokie būstai, kokios kainos, kokia kokybė, kokių gal idėjų pasisemsim. Arabiškų. Batus nusipirkom. Aš pasiėmiau į dykumą va tokius batus. Čia vadinasi kiaurai ir visai atrodo nieko. Tai va, čia mano batai bus. Čia Ievos batai bus. Nu va, paliekam visą butą, tvarkingą, indai suplauti, viryklė nuvalyta, langai uždaryti, lovos paklotos, pultelis ant stalo, vonia tvarkinga, valyta. Čia valytoja atvažiuos, tik apsivalys viską ir pasiemam šiukšlės savo. Mes išvažiuojam. Palikite namus tvarkingus, nes tai yra tikrai malonu turėti tokius svečius. Tokie svečiai laukiami, kaip ir sakė nuomininkė, va šitą, kad buvo vienas nuomotojas, jisai sugadino net grindis. Tai tokie nuomotojai, niekas jų nenori, niekas nelaukia. Ir skrendamės į Dubajų. Pažiūrėsim, kokie yra būstai, kokius nuomoja, kokia tvarka, kokybė ir aptarnavimas. Galėsim palyginti su Ispanijos, su Lietuvos ir su Dubajus. Nu, įsėdi mašiną ir tvarka dabar. Pavyzdžiui, CTB šiukšlės, taip kažkaip trūkumas biski. Priežiūros galėtų CTB labiau prižiūrėti savo ūkį, kaip sakant. Va, pilna trupinių. Trūkumas tvarkos. Tai CTB būtų gerai, kad jie tą savo tvarką prisižiūrėtų. Maloniau būtų važinėti. Atsėdėjau tenai sename automobilyje, ten tvarka baisiai, aišku. Aišku, aš dabar persėdau šalia, kitas yra CTB, tai paskambinau suportui. Sakau, man reikia kito auto, nes ten nebuvo langų skysčio. O čia, čia yra. Tai jie man staigiai permetė į šitą automobilį, galima pas juos paprašyti ir jie perkelia kitą automobilį, jeigu kažko nepatenkintas. Tai tas dalykas yra gerai. Tas dalykas man patinka. Kas nepatinka, kad visur betvarkė. Va, irgi cukraus pribarstyta, plaukų kažkokių šunų. Tvarkos tai trūkumas. Bet ką jie gerai padaro, kad jie paima kitą pakeičia. Per telefoną susiskambini ir sako, gerai, galim sėskite į kitą auto ir jie permeta realiu laiku. Su vasariniais batais. Padėjom auto ir dabar bandom eiti. Čia praėjimas. Aš slidinėjau biskį su batais. Einam greičiau. Nešalta? 23:20. Važiuojat po Rygą. Čia visą salę einam, vakaras. Samsungas padėjo savo reklaminius televizorius. Sienotus 8 eurai. 8,9 po 7. Nežinau, man tai kainos nelabai priimtinos. Geriau Maksimoje ir Lidle. Nu, tortukų tai galima kažką pasimti. Radom pigiau 24,50, bet yra vienos kaina, o Ispanijoje kainuoja už 2,25. Apsigavom, nenusipirkę Ispanijoje. Pašildė vištienos suktinukas ir salotą. Lūdzam rokas bagāžas novietošanai izmantot plauktu virs jumtas. Jeigu vemsi, tai šitą.